Mes su Palionija Zizirskiene ką tik tai blaškėmės po vieną prekybos centrą, kad galėtumėm įsigyti duonos. Ir šiandien iš tai šios puikios duonos bus gaminama sriuba. Ypatinga sriuba, kuriai nereikia ypatingai daug produktų ir kurią būtų galima pavadinti sriuba iš nieko. Tai ką mes šiandien gaminsime, Palionija? Aušrelė, vaikeli, darysim, žinok, labai senovišką patiekalą. Mano močiutė amžinatilsį daug dievulį pakajų, žinai, sakydavau duonzupį. O lietuviškai kaip čia dabar galėtumėm išversti? Lietuviškai duoniniai sriuba, žinai, bet būtent duonzupė toks jausmas, kad jinai parėjus kažkur tai iš Vokietijos. Zupė, vokiškai sriuba, žinai, nu, ne taip durnai, kaip atrodo, žinai, vokiškai biskį moku. Tai va, iš duonutės. Ir čia tokia skonių jūra, tokia maišalinė, aš nežinau, man žiūrovai mūsų kaip išgirs, ką jie pagalvos, kas čia per sriuba. Papasakok, Palionija, kas skonių jūra. Kas dar nebandė, aš nežinau, bet gal senos gaspadinės, žinau tą duonos sriubytę, bet Suvalkijoje va verda būtent iš tokių produktų duonytės. Nu, žinai, ta pirktinė tokia ten kokia balta nelabai tinka, reikia juodos arba geriausiai kaimiška duonytė, biskį pabuvusi jau tokia, žinai, kelių dienų, džiovintų vaisių, visokių slyvų, vyšnių, obuolių, kriaušių, visa makalūzas, bet paskiau, nu, žinai, man kaip pirmas sykį pasakė, kad deda ir svogūno prie to griūšiais, nu, žinau, kad kažkas nerealaus. Bet reikia ir svogūno, ir bulvės, lauro lapų ir į visą šitą dar įmeta kleckų. Mano močiutė dar visą šitą jau gatavą sriubą, duonytę sudeda ant pabaigos, jau žodžiu, kad nelabai išsileistų, dar užspirgindavo su spirgiukais. Ar tu įsivaizduoji dabar džiovinti obuoliai slyvos ir spirgūdą viskį, bet iš tikrųjų labai skanu. Ar tai iš tikrųjų vos ne sriuba iš kirvio, galima sakyti? Nu, praktiškai, žiūrėkit, čia geras ūkininkas, geras sodininkas, kad yra kaip, aš sodininkė jie tau. Vis tiek pas mane ir džiovintų obuoliukų, vaisiukų, svogūnų ir bulvės, visko praktiškai užsiauginu. Kas duonos nemoka, kep nusiperka, babkavai, lapai čia iš viso ant durniaus, nu, ten druskytės, biskitai. Iš tikrųjų, kaip tu sakai, iš nieko, iš kirvio padarysim sriubos, nu, vandens reikia dar biskį. Nu, va, Aušrelė, žiūrėk, vandenukas jau verda. Tai dabar įmetam svogūnų ir lauro lapo. Svogūnų, žinai, nereikia smulkint. Va, per pusę perpjaunam, nes jį reikės paskiau išgriebti. Jis jau mums tik tai čia, žinai, dėl smarbės. Ir porą lauro lapų. Tai va. Tai jau kaip matėt, visi, baigiant kleskučiam bulvytės išvirį, reikia dėti duonytę. Trumpai reikia pavirti, bet prieš duoną dedant, išgraibam babkavos lapos ir svogūnus išgriebėm. Tik tai, žinai, vėlėsi paskui tik po burną. Tai va. O duonytę verdam labai trumpai, kad neištištų, kad šiek tiek liktų. Va, ir viskas. Išpilstėm grėtiniais, kas mėgsta šaukštą. Viskas skanaus. Bet, Palionija, čia matosi, kad virėm sriubą, bet išėjo tarsi košė. Ar čia koks nors irgi suvalkietiškas monas? Nu, supranti, jeigu svečiam virčiau, tai jau skystesnė biskį. O kai saunu, tai ir tirščiau. Aš nežinau, Aušrelė, man tai, žinok, visos sriubos. Barščius verdu, ten zacirką kokią, tirštą mėgstu, žinok. Nu, tai yra tos skystimo biskį, papliurpsim vandens, gali taip užsigert. Tai va. Nu, tai jau prašom, dabar čia prie stalo operatorių okščią vaikelį. Ačiū Palionijai Zizirskienei už ypatingą receptą, kurį iš tiesų labai nesudėtinga pagaminti. Visus produktus turime namuose ir nueiname į parduotuvę nusipirkti tik tai duonos. Taigi skanių jums savaitgalio pietų ir dėkui, kad žiūrėjote mūsų laidą ir tikimės, kad jūs sėkmingai pritaikysite mūsų patarimus. Iki pasimatymo kitą savaitę.